Trakuose esančiame apvalaus stalo klube pretendenčių žaviausios moters titulą laukia kulinarinių gebėjimų patikrinimas. Labiau nei užduotys, dalyvės nustebino netikėtai pasirodžiusi komisija, jų pačių iš projekto pašalintos varžovės. Stresą ir mintis apie galimas sąmokslo teorijas moterys slepia po nekaltomis šypsenomis. Norėjusios pykti ir pasiraitojusios rankoves, dalyvės kimba į pirmąją užduotį. Mokysimės gaminti šiandieną kibinus, kad patikrinti jūsų žinias, ar jūs ne tik sugebate gražintis, bet ir sugebate gaminti maistą. Kibinus jau beveik metus laiko mes gaminam namuose ir tą labai dažnai darau, nes labai šeimyną mėgsta, todėl tiesiog pagalvojau, kad man pasiseks. Užduotis pagaminti ne tai, ką nori, o tai, ką reikia, patiko anaiptol ne visoms projekto dalyviams. Daugeliui kitaip nei Vaidai, kibinų užraitimas naujovė. Niekada to nedariusios moterys tešloje tiesiog pasiklydo. Galbūt man sudėtingiau pradžioj sekėsi, kol aš susigaudžiau ir neturiu praktikos. Mes galim dar ir pamokyti jūs, jeigu jūs esat suinteresuotos. Kadangi kiekvienas šeštadienį, sekmadienį pas mus vyksta tiesiog šitoj pačioj salėje pamokėlės, kur bet kas atėjo, taip būtent kibinų pamokėlės. Sveikit, pas mane gražu. Aš moku daryti kibiną jau. Suraičiusios po kibiną, o kai kurios net po du, moterys laukia pirmųjų pastabų. Misis Lietuva kulinarių darbą pirmiausia turi įvertinti restorano virtuvės šefė Indrė. Po jos savo verdiktą tars ir griežtai nusiteikusios buvusios varžovės. Šis kibinas beveik tinkamas, tiesiog norėtųsi gražesnės formos, pasipraktikavus tikrai, manau, padarytume. Šitų kibinų į salę aš neišleičiau. Čia ką man tai? Aš ne kibinų kepėja, nesu karaimė, turiu kazokišką kraują, bet ne karaimė. Šitas kibinukas iš tikrųjų forma kaip ir būtų panaši, bet užlankstimas iš tikrųjų netitinka to reikalavimo. Keletas galbūt buvo tokių nevykusių bandymų, tačiau vėlgi tai yra pirmas kartas, man čia pirmą kartą sunkiai sekėsi. Tai va, pavyzdinis kibinukas būtų šis, į kurį reikėtų lygiuotis, kur matosi, kad ponia tikrai gamina namuose ir tikrai padarė labai gražų ir gerą kibiną. Taigi, žaviosios mūsų komisijos narės kviečiame įvertinti pirmąjį darbo etapą, taigi estetinį kibinų vaizdą. Man gražiausias, tiksliau, kibinas yra Silvijos. Todėl, kad jie užraitimai labai gražus ir labiausiai panašus į pavyzdinį. O toks labiausiai pavargęs man sonatas atrodo. Galiu padalinti į tokius du skirtingus patiekalus. Vienos gamino kibinus, o kitos gamino čeburėkus. Labai patiko iš tikrųjų Audronės komentaras. Tai taip, galbūt kai kurių moterų kibinai buvo panašus į čeburėkus. Man tai asmeniškai manau, kad nelabai blogai jau ten sekėsi. Aišku, mane konkurentės iškritusios vertino blogiausiai, bet pati šefė pasakė, kad tai yra labai normalus darbas. Ir vėlgi tai, manau, žaidžia kerštas. Po pirmos užduoties Indrė suskirsto dalyves į dvi komandas. Pirmosioms tenka gaminti karštą patiekalą iš šernienos. Tuo tarpu kitos moterys garbingai komisijai turės pristatyti savo desertus. Kiekviena turi neribotą laisvę fantazijai, todėl vienos šernieną smulkina ir puola gaminti troškinius, kitos ruošia suktinukus su daržovėmis. Vienintelis Sonatos pasirinkimas kepti visą mėsos gabalą sulauks neigiamų atsiliepimų. Tik pradėjusi gaminti, moteris iškart gavo pastabų iš virtuvės šefės. Kai maišoma su peiliu, tai visą pyktį, kurį jūs turite, sudedate į maistą. Tai yra iš tikrųjų negerai. Tai tik dėl to, kad neužtenka mentelių. Mentelių buvo pilna, kiek jūsų gamina. Projekto dalyvės buvo įspėtos, kad restorano virtuvės šefė Indrė, nuolat vedanti kulinarinės pamokėlės apvalaus stalo klubo svečiams, vertins patiekalų estetinį vaizdą, o kur kas mažiau patyrusiai komisijai teks išrinkti skaniausius patiekalus. Paskutinės minutės prie keptuvių, lėkščių serviravimas ir moterys pasiruošė teismui. Pirmas patiekalas, pradėsim nuo šito. Na, troškinukas skonio šio nežinau, bet vaizdas man didelio apetito nesužadino iš tikrųjų. Aš ne restorano darbuotoja. Bet mes jums prašym, kad darytumėt kaip restorane. Antrasis patiekalas labai įdomi kompozicija ir man turbūt vienas iš labiausiai patikusių. Skonis nežinau, bet vaizdas tikrai norėtųsi paragauti. Maisto gaminime aš esu tikra tuo, ką aš darau.
Mano maistas yra skanus ir jis pakankamai yra gražus. Pagyrusi Silvijos kepsnį bei įvertinusi visas moteris, Indrė pastebi, jog prasčiausiai iš visų patiekalų atrodo Žanetos troškinys. Kadangi atrodė labai paprastai, tiesiog sukrauti sudėti grikiai ir į vidurį sudėtas troškinys pagamintas. Na, vaizdelis iš tikrųjų labai paprastas. Tiktų kokiai smukliai ar picerijai, nors pas mus picerijai ir taip jūs nepamatysit tokių patiekalų, kadangi mes vis tiek lygiuojamės į aukštesnį lygį. Išklausiusios Indrės komentarų, moterys paragauti savo patiekalų pasiūlo buvusioms projekto varžovėms. Aš manau, kad iškritusios moteris paprasčiausiai suvedinės atskaitas ir mano nuomonė tai yra labai labai neteisinga. Netgi labai. Susidorojimas. Kasgi čia gali su kuo susidoroti? Vilnius su Kaunu, Kaunas su Vilniu, ta prasme. Ne, ten buvo kažkokių konfliktų, žinau, kad kažkas konfliktavo, kažkokie ten eina komentarai, kažkas vyksta, bet nemanau, čia suaugusios moteris, viskas va čia dabar išsispręs, man atrodo. Kol vienos moterys ragauja šernieną, o kitos kelia teorijas apie susidorojimą, restorano šefė kviečia likusias pretendentes į Mrs. Lietuva titulą pradėti gaminti desertus. Įvairių pasaulio šalių virtuvę puikiai išmananti Indrė stebi, kaip moterys reaguos į restorano pasiūlytus deserto ingredientus – pelėsinį sūrį, slyvas, dribsnius bei 2 rūšių šokoladą. Tik kelios moterys sumojo, jog iš pirmo žvilgsnio paruošti spastai iš tikrųjų skirti pagaminti triufelius. Buvo Vilmos toks vaizdas buvo toks geriausias iš tikrųjų, kadangi minimalistinis, pakankamai neperkrauta ir gražiai atrodė. Šiek tiek kitokių vertinimų dėl patiekalų skonio sulaukė šernieną gaminusios dalyvės. Taigi, gerbiama komisija, laikas vertinti mano gražuolių šedevrus. Silvijos pats skaniausias. Taip, pritariu. Vienareikšmiškai. Ne tik gražiausias, bet skaniausias. Bet čia jūs tikrai tikrai. Ir visalė iš karto norės suvalgyti, bet jautėsi. Ir gražu, ir skanu, ir teigiamą energiją. Kviečiu į svečius. Antra vieta. Truputį per daug pipirų, bet čia yra dama. Ačiū. Nuo pat pradžios komisijos moteris įtarinėjusi klasta ir kerštu, Sonata pastebi, kad tik jos kepsnys ant stalo liko beveik nepaliestas. Toks įspūdis, kad net nepaliestas tas gabaliukas. Po truputėlį ragavo. Ne, mums keps pato ir mes. Aš manau, kad prie manęs kabinasi specialiai, todėl kad vyrauja įtampa ir kerštingos nuotaikos pas visas. Mėsa lyg ir sultinga, bet dėja jaučiasi kraujo skonis. Ir čia yra padažas, ta prasme, grinai visiškai vien grietinėlė, be jokio prieskonio. O grybai toks jausmas, kad iš visų tik buvo užmesti, nepakepti. Patikėk manim, jie pakepti. Jie buvo apkepinti, tik tai paprasčiausiai, kai nori prie kažko prisikabinti, tai tu visada rasi prie ko. Iš balsuotų dalyvių išsakytos pastabos ir vertinamų moterų nesugebėjimas toleruoti kritiką virto puikia dingstimi išsakyti viską, kas lyg akmuo gulėjo ant širdies. Kai kurie tiesioginiai jos pasisakymai tiesiog yra visiškai priešingi tam, ką jinai deklaruoja akis. Atsiranda kažkokie kardinolai, dar kažkas, jos žiūri iš kitos pusės, iš piktos pusės. Mes dar kol kas esam čia, mes gyvenam tuo projektu. Ir mums viskas atrodo kitaip. Jinai mane barė. Tu pagalvo, ką tu rašai, tu pagalvo, ką tu sakai. Juk jeigu kaip tu tikiesi grįši, tau teks su mumis bendrauti, tu mūsų bijok. Tai buvo jos grasinimas. Iš projekto pašalintos dalyvės neslepia nuoskaudos, kad po jų išbalsavimo iki tol draugėmis laikytos moterys negalėjo skaudžių ir žeidžiančių komentarų projekto tinklaraštyje. Ką aš jai blogai padariau, ką aš jai pasakiau, kuo aš jai nepatikau, Silvija. Nustebinai mane. Nežinau, ar tinka pretendentiai būsimai į Mrs. Lietuvą rašyti apsaugok Dievę Mrs. Lietuvos karūną 2010 nuo Vidas. Ar tai yra gražu? Jeigu kažkas jaučiasi įžeistas, tai tas įžeistasis tegul ir aiškinasi. Prie ko visi kiti, aš nežinau. Santykių aiškinimasis kai kuriom šiandien atsilieps balsavime, bet tai išvysite vėliau. Dabar metas malonesnėms procedūroms.